Projektas Kviečiu šokti pažadinta aistra eteryje jau 14 savaitę. Čia pralietos dalyvių ašaros, čia patirtos skaudžiausios jų gyvenime traumos, ant parketo išgyventos tikros dramos ir žinomas svaiginantis triumfas. Iki svajotojo finalo vos 4 laidos. Kas dar laukia tų, kuriems finalas atrodytų pasiekiamas ranka? Projekto choreografai pagaliau atskleidžia, kaip jaučiasi dalyviai, kai jų nefilmuoja televizijos kameros. Visi yra pervargę labai. Tikrai pervargę fiziškai, emociškai, trūksta jau idėjų, įkvėpimo. Tikrai labai sudėtinga. Ir pasakyti kažką tai aštriau, labai pyksta, reaguoja tarpusavį, labai santykiai įtempti jau yra. Čia viskas yra nuovargis. Šitas pusę metų pas daug ką yra išimtas iš gyvenimo tarpsnio. Gyvena tik tai tuo, nes daugiau nieko negali daryti, nes 6 darbų 7 nepadarysi. Ir kai jau pas žmonės pradeda viskas skaudėti, pradeda erzinti. Erzinti vienas kitą, erzina aplinkiniai, erzina muzika, erzina choreografai ir pasidaro žmonės vien todėl, kad jiems skauda. O per 4 mėnesius darbo neskaudėti negali. Dėl skausmo ir nuovargio tarpusavio konfliktų rodos nepavyko išvengti nei vienai porai. Šokėjas Dainius atskleidžia, kai prieš kelias savaitės patyrė traumą, jį erzino netgi perdėta Katažinos globa. Kas per daug, tas nesveika. Pavyzdžiui, aš jau buvau šiek tiek galbūt išėjęs iš kantrybės, kai Katažina jau labai rūpinosi. Ar tau tikrai neskauda? Nu skauda, tai gal tu nešok. Nu ką nešok, aš atvažiavau, tave treniruoti, tau rodyt, mokyt, ruoštis. Tai prašau, tai ir darom. Sunki yra ta situacija, kada tu susitinki su žmogum pirmą kartą gyvenime. Tai yra visiškai svetimas žmogus, iš visiškai kitos aplinkos. Ir tu turi staiga su juo tapti kaip geriausiais draugais, ar ne? Labai daug laiko praleisti kartu. Ir ta trintis nori, nenori, jinai atsiranda ilgainiui. Tai, mes gana ilgai išvengiam tų konfliktų, bet jie jau prasidėjo. Jau tiesiog viskas erzina iš tikrųjų. Mes su Rasa lygiai taip pat pasipykstam ir tai yra natūralu. Galų galę su žmogum, su kuriuo mataisi kiekvieną dieną po 3, po 4, kartais po 5 valandas, tai jis tampa didelė dalimi tavo gyvenimo ir tu galų galę po tiek laiko jau kaip ir leidi savo ant jo išsiriekti. Choreografai sako, kad nepaisant porose kylančių konfliktų, atsisveikinti su projektu nenori niekas. Ir dabar, kai liko tiek nedaug, svarbiausia visiems atrasti jėgų eiti toliau, kaip sunku bebūtų ar kaip beskaudėtų. Nes ko gero visa tai tebuvo pratybos prieš mūšį. Mūšį, kuris prasideda dabar ir kuriame išliks tik stipriausi.